Sveiki, jūsų įmonė nusprendė įdiegti Google Apps ir jūs esate kviečiami prisijungti prie naujos sistemos. Google Apps – tai verslo programų rinkinys, lengvai pasiekiamas iš kompiuterio ar mobilaus įrenginio. Apie pačias programas pakalbėsim kitose laidose. Na, o šiandien mes parodysim, kaip aktyvuoti ir pradėti naudotis jums priskirtą paskyrą. Paskyra – tai raktas prieiti prie jūsų programų ir duomenų. Paskyra leidžia sistemai atpažinti jūs kaip teisėtą vartotoją ir šiam atpažinimui naudoja jūsų elektroninio pašto adresą ir slaptažodį. Taigi pradėkime. Jūsų administratorius sukūrė jums naują paskyrą. Ja mes demonstraciniais tikslais pavadiname vardenis. Kaip matote, vardenis gavo naują elektroninio pašto adresą. Šį kartą pavadinam vardenis@vajare.lt, kuriam suteiktas laikinas slaptažodis susidedantis iš raidžių ir skaičių simbolių rinkinio. Norim taip pat priminti, kad taškas nėra slaptažodžio dalis ir jo įvesti nereikės. Taigi einam tolyn ir spaudžiam nuorodą paskyrai aktyvuoti. Atsidariusiam lange naršyklė siūlo pasirinkti vieną iš paskyrų. Tai atsitinka tuomet, jeigu jūs anksčiau naudojatės Google paslaugom, tokiom kaip Gmail arba YouTube. Tačiau šiuo atveju mes turėsim sukurti naują paskyrą ir reikės mums išrinkti punktą pridėti paskyrą. Tačiau prieš paspaudžiant siūlom atkreipti dėmesį į kalbą. Kai kuriais atvejais tai gali būti angliška ar kita kalba. Išrinkime lietuvių kalbą ir tęskime toliau pridėti paskyrą. Atsidariusiam lange prašoma įvesti elektroninį paštą ir slaptažodį. Nukopijuojam elektroninio pašto adresą ir jį įterpiam. Taip pat nukopijuojam slaptažodį be taško ir įterpiam į slaptažodžio laukelį. Jeigu mes dirbame savo darbiniam kompiuterį, palikite varnelę, jūsų naršyklė kaskart neklausinės įvesti slaptažodžio. Tačiau jeigu jūs dirbate viešam kompiuterį, tai varnelę derėtų panaikinti tam, kad kiti vartotojai negalėtų prieiti prie jūsų duomenų. Spaudžiam prisijungti. Ir matome pasisveikinimo langą, kuriame Google Apps naudojimo taisyklės. Prašom įdėmiai perskaityti ir jeigu sutinkate, spaudžiame sutinku. Sistema prašo pakeisti slaptažodį. Įvedam naują slaptažodį, susidedantį ne mažiau kaip iš 8 raidžių arba skaičių simbolių. Pakartojame ir pakeičiame slaptažodį, kuris jau bus mums visą laiką naudojamas. Kaip matom, pasisveikinimo langas, reiškintis, kad mes jau pradedam naudotis Google Apps sistema. Čia siūloma pasirinkti vieną iš šių programų, tačiau pradžioje mes išsirenkam Gmail. Ir patenkame į elektroninio pašto aplinką, kurioje mes galėsim pamatyti mūsų laiškus ir su tuo susijusią informaciją. Taip pat galima išrinkti kitas Google Apps programas paspaudus 9 kvadratėlius. Ateičiai, kad mums nereikėtų įvesti į adresą mailgoogle.com, siūlau nutraukti spynelę tiesiai ant darbalaukio. Tokiu būdu mes sukursime nuorodą ir galėsim iš karto ją paspaudę patekti į Gmail. Tai tiek šiam kartui. Ačiū už dėmesį, iki kitų susitikimų.